Sveiki! Šiandien edukacija apie virškinimo ir fermentus. Pirmoji dalyje aš, Dovydas iš Maistas yra vaistas, papasakosiu apie virškinimą, fermentus, apie maistą, kuris turi enzimų ir paskui Mantas pasidalins savo istoriją, kaip galima iš situacijų, kur iš viso nieko beveik atrodo nebevirškina, kaip galima atsistatyti, kad pradėtų virškinti maistą, kad organizmas išskirtų enzimų ir kaip padėti toj situacijai su maistu. Iš principo, kas iš vis tie fermentai? Tai fermentai yra baltymų tokie junginiai, kurie pagreitina kažkokias tais reakcijas kūne. Jeigu mes imam būtent žarnyno reakcijas, virškinimo, įsisavinimo, skaidimo tas reakcijas, tai jie padeda suskaidyti maistą greičiau. Yra, tarkim, pavyzdžiai, amilazės, lipazės, proteazės. Tai, tarkim, amilazės gaminasi ir burnoje. Tai įsidedat, pavyzdžiui, tarkim, duonos, ar ten bulvę, ar ten ryžių, ar grikių. Ir mes jau pradedam kramtyti, vilgyti seilėm. Ir seilėse jau išsiskiria amilazės ir jos padeda, reiškia, skaidyti krakmolą, kas yra kompleksinis junginys, į mažesnius vienetus, į gliukozę. Ir disacharidus ir panašiai. Ir jau galit pradėti netgi burnoj, jeigu atitinkamai sukramtysite 30 kartų ir panašiai, galite pradėti jaus, kad tas pats gabaliukas jau saldžiau yra. Ir tai dėl to, nes išsiskiria tie fermentai. Bet taip pat tokie fermentai išsiskiria, tarkim, skrandyje, išsiskiria skrandžio rūgštys, išsiskiria pepsinas ir panašiai, bet išsiskiria ir tam tikrų fermentų. Tada didžioji dalis vis tiek išsiskiria plonajam žarnyne, kur vyksta įsisavinimas maisto medžiagų ir ten išsiskiria, pavyzdžiui, laktazė, maltazė, peptidazės, tai jos čia skaido būtent irgi jau šiek tiek suskaidytus, o ne dalinai suskaidytus baltymus, riebalus, angliavandenius į smulkesnius vienetus. Bet vis tiek pagrindinį darbą fermentų atlieka kasa. Tai kasa gamina irgi amilazės, lipazės, proteazės ir dar skirtingus. Ir kasa yra kaip toksai rezervuaras fermentų, kuris gamina. Tačiau, ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad su amžiumi, ypač jau nuo 30 metų, jau kasa pradeda, sakykime, nėra taip, kad tų fermentų niekad nesibaigia, jų tiesiog visat gaminasi, jų daugėja, jų yra vis tiek ribotas kiekis ir su amžium organizmas vis mažiau pagamina. Dėl to bendrai tendencijai, kad žmonėms su amžium šiek tiek sunkiau virškina maistą. Sako, ten, kai buvo 20 metų, galėjo ten cepelinus valgyti, viskas ten taip sueidavo, gerai suvirškindavo, o dabar jau sunkaus to maisto jau yra reikalų suvirškinti. Tai čia įvairių niuansų yra. Kartais gali skrandžio rūgšties trūkti, bet kartais gali ir pačių fermentų tiesiog trūkti. Kartais gali mikrofloros išsibalansavimas būti įvairiai. Bet tikrai, kad fermentai yra labai svarbi tema. Nes kaip suprantat, jie paėmus ten, ką jūs valgote, priklauso nuo jūsų. Mėsa, žuvis, kiaušiniai, lęšiai, pupelės, bulvės, grikiai, ryžiai, visi riešutai, sėklos ir taip toliau. Čia yra dideli, labai kompleksiški produktai, o organizmas įsisavina juos mažom molekulėm. Ir tas procesas, jis vyksta dėka fermentų. Tai va, čia kaip ir aišku, jeigu kažkas yra įdomu, iškart į komentarus klauskit, tai kas čia, kaip čia, kokie tie fermentai, ar čia kaip pas manęs ten gal kažkur yra kažkokie trikdžiai, kažkas, tai užduokit klausimų ir pasižiūrėsim. Ir dabar maistas yra turintis enzimų. Jeigu mes, tarkim, valgysim maistą turinti enzimų ten su valgiu arba po valgio, tai automatiškai mums tą maistą geriau suvirškins. Bet jeigu mes, tarkim, darom tokį organizmo valymasi ir mes, tarkim, nevalgom jokio sunkaus maisto, tik tais ten kelias dienas ar savaitę valgom tik tais maistą su enzimais. Imbierai, kiviai, ananasai, papajos, medus, kimči, rauginti kopūstai, mangai, bananai, avokadai ir taip toliau. Mes tada viduje tiesiog organizmo pradedam skaidyti senus kažkokius nesuvirškintus baltymus, nesuvirškintas struktūras, mutavusias struktūras ir panašiai. Yra netgi alternatyvios tokios terapijos, Vokietijoje, pavyzdžiui, populiaru, kur skaido visokius junginius, enzimų terapija, fermentų būtent terapija, padeda suskaidyti kažkokius krešulius, kažkokias uždegiminės vietas ir struktūras, kurios organizme neturėtų būti. Tai enzimai yra labai įvairiai, juos galima panaudoti, bet yra toksai maistas, kurį, tarkim, valgant, jūs padėsit bendrai virškinimui. Pavyzdžiui, imbieras turi tokį fermentą zingibainą,
kuris padeda baltymus įsisavinti. Tai jeigu jūs valgysit imbierą ir kiaušinį, tą kiaušinio baltymą geriau įsisavins. Ir imbieras, aišku, ir peristaltiką stimuliuoja, ir skrandžio rūgštį išskiria, tai iš karto poveikis. Tada kiviai turi aktinidiną. Tai yra proteazė. Tai tada ananasai turi bromelainą, irgi proteazė. Papajas turi papainą, proteazė iš tos šeimos. Tai kas vyksta, jeigu jūs valgysit šitos vaisius su ten, tarkim, sūriu, su mėsa, su žuvim, su lęšiais, su kažkokiais ten riešutais baltymingais, padės suvirškinti tą maistą. Ir tada mes turim, irgi kimči, rauginti kopūstai, tai yra jau ypatingai, tai yra bomba fermentų, nes jie turi visų, ir proteazių, ir lipazių, ir amilazių, tiesiog dėl įvairiausių tų bakterijų, kurios yra šitose produktuose, pasigamina visokių skirtingų fermentų. Tarp kitko, tas vyksta ir tikram kefyre, tai yra kefyro grybelio ta kultūra. Galima daryti netgi vandens kefyrą, galima daryti kokosų kefyrą, galima ir iš, tarkim, avių, ožkų, lengviau virškinasi, iš karvės sunkiau, kiti žmonės netoleravimus alergijas turi, tai šiaip karvės pieno produktų nerekomenduoju, bet iš pusės, kad yra labai daug skirtingų bakterijų rūšių, tai kefyras yra, ta kultūra yra naudinga ir ji ta kultūra gamina visus fermentus. Tai kaip matote, tas maisto meniu, kuris, pavyzdžiui, turi enzimų, jis yra įvairus. Ir ką galit, noriu prie ko prieiti, tai kad, tarkim, čia yra idealu, jeigu jūs maitinsitės daug prebiotinio maisto, daug to maisto, kuris turi enzimų, bet kartais būna gyvenimas, darbai, reikalai, vaikai ir nepavyksta ten vis tobulos tos mitybos, kaip aš, pavyzdžiui, sudaryčiau jums ten mitybos planą, pusryčiai, pietus, vakarienė, tobulai taip maitintis, ne visada pavyksta. Tai partneriai, Dievų maisto komanda ir sukūrė tos funkcinius gėrimus, kurie yra įkrauti gerosiom bakterijom ir kuriuose yra gausu fermentų, kad atliktų tas funkcijas, kaip ir praturtintų žarnyną ir sveikatą, tarsi jūs valgytumėte tą tikrą gyvą bakterijom, fermentais turtingą maistą. Tai yra greitas, efektyvus sprendimas ir norėčiau dabar paklausti Manto, gal jisai pasidalinti gali, tarkim, savo istoriją, kaip po labai intensyvaus sporto, kur valgė visokiausių perdirbtų, sunkių, baltymingų tų mišinių, ten taip toliau, ir jau sunkiai iš vis, kaip supratau, tau viską ten jau sunkiai virškino, kaip tu atsistatei, gal pasidalintum istoriją savo. Sveiki gyvi dar kartą, pabandysiu trumpai, nes tema jau šiek tiek buvo pakelta prieš tai. Tai jo, aš iš principo profesionaliai sportavau kultūrizmą, tikrai neblogi rezultatai buvo, kūnas buvo užsportuotas iki 140 kg, sakykim, tokia masė buvo, varžybose sverdavau jau ryškus apie 114 kg, kai poodinis būdavo riebalinis sluoksnis apie 3%, 3,5 sakykim, jau paskutinėse varžybose, jau kai reikėdavo dasispausti ir būdavo ir 3. Tai kūnas iš tikrųjų labai turėdavo didelės apkrovas, maža to, kad salėj būdavo iš principo labai dideli krūviai, tai dar ir maistas, dar ir mityba, sakykim. Tuo metu, kaip ir tikriausiai daugelis sportininkų, rūpinasi tik tais rezultatais. Sveikata yra dėja ne pirmoje vietoje profesionaliam sporte, nes jeigu taip netgi truputį užbėgus į priekį, aš noriu tokį vieną dalyką papasakot, kad prieš olimpiadą, kuri vyko Londone, buvo apklausa anoniminė ir buvo toks klausimas sportininkam, ar jeigu laimėtumėt auksą, ar sutiktumėt, kad jums liko 4 metai. Ir daugiau nei pusė dalyvių patvirtino. Tai ką aš noriu pasakyti, kad sporte visgi sportininkam sveikata tikrai nėra pirmoje vietoje, apie ją susirūpinama gerokai vėliau. Tai tas pats ir pas mane įvyko, kai jau pradėjo nevirškinti, nes maisto tikrai daug suvartodavau, per dieną 1,5 kg jautienos, kokius 700 g kalakutienos, 40 baltymų kiaušinio ir ryžiai, tai čia būdavo kiekvienos dienos racionas. Tai iš principo mano virškinimo fermentai kiekvieną dieną upėm tekėdavo iš manęs, padėdavo suvirškinti tą termiškai apdorotą maistą, kuris būdavo be fermentų, kai jau nebeužmigau, tą naktį prakaitavau, ryte kaip pagirios buvo, galva skaudėjo ir maistas stovėjo, supratau, kad jau kažkas ne taip. Tai kaip dabar suprantu, tai tuo metu tiesiog proteazės fermentai tikriausiai buvo jau išsekę, nes ir vėliau buvau pasidaręs
kepenų tyrimą, tai iš vis fermentai tenais buvo, nu, kaip pas virš 80 metų žmogų. Tai va, ant kiek buvau nualinęs tą organizmą. Ir kas man padėjo, man iš principo labiausiai pirmas žingsnis, kas man padėjo pasnikavimas, daug domėjausi apie tai, pasnikavau, vis be maisto ir vandens, tai sakykime, tas sausas badavimas, kiti vadina, po 3 parų visą laiką įsijungdavo mechanizmai, kaip kūnas jau pats pradėdavo valytis ir tvarkytis su savo, sakykime, netvarka, kuri buvo pasėkoje visų treniruočių ir maistų. Ir kas paskui vykdavo, aš labai klausydavau, koks pirmas maistas, kurio aš noriu. Kas yra tas, ko kūnas nori, ko tiesiog seilės bėga žiūrinti tai. Tai iš principo visą laiką būdavo noras kažko tais rauginto ir dėl tos rūgštelės, kuri raugintose produktuose yra. Ir šiaip kūnas prašė būtent gerųjų bakterijų ir fermentų būtent per tą maistą. Ir aš taip ir supratau, kad iš principo tas kelias ir yra, kuriuo aš noriu eiti, pabandyti. Visą žiemą valgęs, dar gėrimų tada nesigaminom, tiesiog valgydavau kopūstus, kas tikrai žymiai pagerėjo tiek virškinimas, tiek miegas, tiek nuovargis žymiai greičiau praeidavo po treniruočių, tiek viso kūno funkcijos pradėjo gerėti. Tuo metu ir supratau, kad tai yra kelias, kuris galimai man padės. Ir kaip matom, jau virš 2 metų geriu šitos gėrimus ir tikrai jaučiuosi labai energingas, sportuoju kiekvieną dieną, arba salė, arba bėgimas, plaukimas, žiemą eketė. Ir kas dar labai džiugina iš principo, tas sąmonės pasikeitimas, jeigu anksčiau, aš sakau, valgydavau 6-7 kartus per dieną, tai dabar man poros kartų užtenka, dažnai būna net ir vienas valgymas, o energijos gausa tai tikrai didžiulė. Tos transformacijos iš principo man parodė, kad galima netgi ant tiek stipriai nualintą organizmą atstatyti būtent fermentuoto maisto pagalba. Tai ir vėliau mes pradėjom kurti šį gėrimą ir dabar norim kiek galim pasidalinti tuo, ir jeigu kažkam tais irgi aktualios panašios temos ir panašus negalavimai, tai tikimės gal ir kažkuom padėti. Raugintose kopūstuose yra vienokios bakterijos, čia gėrimuose galima bus kitą įrašą padaryti, yra kitokios bakterijų rūšys, bet vis tiek tai yra laktobifidų, tai yra tam tikros sporinės bakterijos ir panašiai, kurių daugeliu žmonių trūksta. Vienas dalykas dėl maisto, kuris yra labai išsibalansavęs šiom dienom, perdirbtas, kitas dalykas dėl žemės ir kad žmogus nebe taip tą maistą augina kaip seniau. Trečias dalykas, kad žmogus pačioj gamtoj tiek mažai laiko praleidžia, kur irgi pasikraudavo bakterijų, reiškia, būtent srautas ir jis ateidavo į žarnyną. Tai tiek šiandien apie virškinimą, apie fermentus, apie tą edukacinę dalį, taip pat man papasako apie savo asmeninę istoriją ir kodėl tai svarbu. Tai galite užduoti klausimus komentaruose, taip pat dar pakviesti, tiesiog noriu jūs, kur bus Liepos 11-13 dieną natūralios medicinos ir sveikatingumo festivalis Maistas yra vaistas, kur būsiu ir aš ir daug kitų Lietuvos natūralios holistinės medicinos lektorių, kur bus dievų maisto komanda, visa ir gyvai bus galima paragauti tų gėrimų ir nusipirkti įvairių skonių ir ne tik tais, kad užsisakyti, bet ir pabendrauti, susipažinti, apie ką yra šitas judėjimas, nes mes irgi partneriaujam, yra daug įvairių bendraminčių, apie ką visa tai yra. Tai labai kviečiam sužinoti. Čia galima ir Facebook'e rasti. Maistas yra vaistas 2025 festivalis. Pasižymėkit, domina. Ten dabar matysit lektorius, matysit amatininkus. Ir svetainiai galima rasti aprašymą ir bilietus. Kas norit daugiau negu tiesiog gėrimų ar edukacijų, atvažiuokit pabendrauti, susipažinti ir patirti. Iki! Laimingai.